Išsiuntė į Alicantę, galvoju, žinot, pas mus yra druskininkai šitos gydyklos. Galvoju, važiuoju į eilinę gydyklą. Pabūsiu druskavonioj, šalta vonė, pirtis, masažai, fainiai, nice. Pasėmiau dar vyrą kartu, galvojom, čia atsipalaiduosim. Bet nuvykus tenais, truputį suvokiau, kad Sha Wellness Center tai yra ženkliai daugiau negu tik spa druskininkai, kas irgi yra labai gerai. Ir tenais jie pirmauja, man atrodo, 3 ar 4 metus iš eilės. Jie buvo pasaulyje geriausia ilgaamžiškumo klinika. Iki 24 metais paskutinį kartą apdovanojimą gavo ir kabo pasiūta lentutė. Tai jie turi ne tik masažus, bet jie turi visus gydytojus, viso pasaulio specialistus geriausius. Apie technologijas aš iš vis nekalbu. Tai man ten nuvykus, kaip vaikui turbūt į saldainių parduotuvę atėjus, tiesiog akis išsiplėtė ir galvoju, oho, o ką turit? Kodėl aš pradėjau domėtis, ką turit, nes iš esmės visos infotechnologijos labai juda į priekį, netgi su mūsų šitais telefonais. Mes taip greit viskas keičiasi ir tos naujovės, ir tas patogumas, ir gyvenimo kokybė. Ir net nebejoju ir ieškojau, kad sveikatoje ir tam ilgaamžiškume medicina irgi turėjo labai stipriai pajudėti priekį. Ir būtent tenais susipažinau su daugeliu aparatinių procedūrų. Viena iš jų tai yra aferisis, kraujo valymas, kas man, taip, ką reiškia tas kraujo valymas, tai kaip čia jį dabar pravalo tą kraują. Tai, tikrai padarė įspūdį, nepuoliau visko daryti iš karto, nes gal tas nesaugumas, nežinojimas, nes dažniausiai žmonės jaučiasi nepatogiai tada, kai jie kažko tai nežino. Ir tikrai nepuoli bandyti viską iš karto. Mano atveju aš pasižiūriu ir pradedu klausinėti. Tai pirmas dalykas, man parodė tą procedūrą, kaip ją atlieka, kas tai yra per aparatas ir kokiu tikslu ir kada tai daro žmonėms. Iš esmės, kraujo valymas yra atliekamas žmonėms, kurie yra patyrę sunkes ligas, kurie turi diabetą, kurie turi aukšto cholesterolio lygį, tai yra užsikimšusios kraujagyslės, visi širdininkai, kam šalinasi sunkiai toksinai iš organizmo. Dar naujausia ta tema mikroplastikas, puikiai aferisis šalina ir mikroplastiką ir kovoja su autoimuniniam ligom. Tai tada man kilo kitas klausimas, viskas skamba labai gražiai, labai daug žadančiai. Kitas klausimas, tai kaip visa tai yra atliekama ir kiek laiko trunka ta procedūra, kokiu būdu. Tai man labai greitai ir paprastai gydytoja, profesionaliai gydytoja, dirbanti būtent to įstaigoje, paaiškino, kad iš vienos rankos, iš vienos venos imamas kraujas. Tas kraujas yra einamas per aparatą, stovi 2 filtrai. Atskiriama kraujas nuo plazmos ir valoma plazma. Plazma yra gera ir bloga. Bloga plazma, jinai tokia, turi savo spalvą, tokia ryškesnė, pati mačiau ją, o gera plazma, jinai švelniai gelsva. Ir tada eina per tokius filtrus, tie filtrai viduje turi dar daugiau filtriukų ir gera plazma praeina, bloga plazma stringa. Ir tada jau tas pravalyta plazma jungiasi kartu su krauju ir grįžta į kitą ranką. Tai toks, sakykime, nenutrūkstamas procesas vyksta 3 valandas. Be abejo, prižiūri anesteziologas, daktaras ir seselė. Nesipaliekamas visą procedūros laikotarpį vienas. Ir procedūros metu irgi labai fainas dalykas, tave pamigdo. Kadangi aš pati esu smalsi, tai aš paprašiau, sakau, galite mane pusiau pamigdyti, nes iš esmės aš norėjau pati stebėti, kaip tas viskas vyksta ir uždavinėti klausimus. Nes, norisi žinoti, ką čia daro, kiek čia man išsivalė, ką išvalė. Dar vieną pamiršau paminėti dalyką, kad procedūros metu visą kūną šildo. Nes reikia, kad kraujo tėkmė būtų gera, nes tada kraujas daug lengviau teka. Tai pagal tavo ūgį, svorį paskaičiuoja, kokį kiekį gali pravalyti ir priklausomai nuo to, ant kiek yra užterštas kraujas, patys daktarai pasako, reikia valyti 1 kartą ir valomas 2 kartus. Mano atveju buvo valomas kraujas 2 kartus, nes toksinų kiekis pakankamai didelis buvo. O kodėl aš pati atlikau savo tą procedūrą, nes aš buvau tinkama kandidatė dėl to, kad vaikystėje sirgau kraujo užkrėtimu.
turėjau sepsį ir vėliau persirgau Epstein-Barro virusu, kur mano organizmas po viso šito labai sunkiai šalina toksinus ir ypatingai, kai dirbu stresinį darbą, ypatingai, kai daug visokių reikalų ir tikrai, neatsisakysiu to darbo ir vaikų iš namų neišmesi, juos reikia vis tiek prižiūrėti, o kas turi vaikų irgi žino, kokį stresą jie sukelia. Tai visa ta aplinka, jinai nebus man rami ir aš ieškojau būdų, kaip pagerinti savo gyvenimo kokybę, savo organizmo kokybę, tam, kad aš galėčiau produktyviai gyventi šeimoje. Tai šitą procedūrą atlikus, ar aš jutau poveikį, jutau milžinišką poveikį. Ta prasme, yra diena ir naktis vienareikšmiai. Po šitos procedūros dienos metu jautiesi labai labai silpnas, toks pridaužtas. Į vakarą, atrodo, galėjau kalnus nuversti. Viską norėjau daryti. Ir įbėgti, ir žaisti, ir balevoti, ir tūsinti, ir visiems skambinti. Energijos pliūpsnis buvo milžiniškas. Mano buvo vienas toksai, kad greičiausiai naktį neužmigsiu. Nieko panašaus. Išmiegojau visą naktį, viskas buvo tobula. Ir laukiau po tos procedūros, kada baigsis tas energijos protrūkis, kada jau vieną dieną pasibaigs. Tai šiai dienai jau eina antras mėnuo, kai aš atlikau šitą procedūrą ir iš tikrųjų jaučiuosi labai tokia kupina energijos. Ir ypatingai rytais atsikėlusi nėra to tokio rūko, kur reikia prasiblaivyti, biškį pravaikščioti, tos kavos išgerti, kurios jau irgi nebegeriu iš ryto, nes nebereikia. Tai ant savęs labai jaučiu. Ir odos būklė pagerėjo, ir miego kokybė pagerėjo, ir veikloje, netgi sporte, ženkliai geresnis mano performances, taip galėčiau pasakyti. Tai šitie momentai man ir buvo patys esminiai, kodėl aš būtent pasirinkau tą Aferisis, kodėl aš ją norėjau atlikti ir ar rekomenduočiau kitiems, tikrai rekomenduočiau, bet vėlgi tai yra labai labai rimta procedūra ir jos nedarys bet kam. Tu turi būti tinkamas kandidatas ją atlikti. Ypatingai yra tam tikrų ligų, jau nebepamenu, negaliu pasakyti kuriuo metu tikrai jums tos procedūros niekas nedarys. Tai šitą procedūrą ir šitas aparatas tai yra japonų technologija, būtent tas aparatas, su kuriuo man atliko japonų technologija. Ir tą aparatą turi Shaw Wellness Center ir žinau, Alicantėje yra dar viena klinika, kuri irgi turi tą patį aparatą, būtent tą japonišką. Šiaip pasaulyje Aferisis procedūrų atlieka tikrai nemažai ir yra tų šalių, yra Amerikoje, yra Vokietijoje, yra Londone, Didžiojo Britanijoje. Tik tais visą laiką reikia pasižiūrėti, kas yra gamintojas, koks tai yra aparatas. Nes būtent su tuo, kur man atliko, tai yra naujausia technologija. Japonai turi labai griežtus standartus ir tas filtras pats, kuo jis yra toks išskirtinis tame, kad atlikus tą procedūrą yra išsaugomi visi mineralai ir visi reikiami vitaminai, kurie buvo sukaupti tavo organizme. Tai nėra tas pats kaip jeigu taip palyginimui grubiai, kai klizma pasidaro, išvalo viską ir gerasis, ir blogasis bakterijas, nieko panašaus. Man tai buvo pasakyta prieš procedūrą, bet aišku, aš, kaip sakoma, tikiu, bet visą laiką pasitikrinu. Tai grįžus į Lietuvą po mėnesio pasidariau kraujo tyrimus ir norėjau pasižiūrėti, ar iš tikrųjų nepravalė viską. Nes, kai valai blogą dažniausiai pravalai kaip ir su antibiotikais. Jeigu žudai, tai žudai viską, ir gerasis, ir blogasis. Tai galiu pasakyti, kad tikrai mane nustebino, mano kraujo tyrimai niekada nebuvo tokie geri ir viskas yra normos ribose. Visi mineralai, cukraus lygis, kepenų, vienu žodžiu, visi rodikliai ir hormonai, viskas yra, turbūt kaip 25 metų merginos. Tai tikrai man padėjo, tikrai man patiko ir ar aš darysiuos, tikrai darysiuos. Kitas momentas yra, paklausiau, kaip ilgai, kokiam laikotarpiu, kada aš jau čia turėčiau vėl iš naujo atvažiuoti ir ją pasidaryti, priklausomai nuo gyvenimo kokybės, ką valgot, kaip sportuojat, kaip miega, kaip nesportuojat, ką geriat, ko negeriat, 2 metam gali pamiršti.
Jeigu tvarkingai, kokybiškai gyveni, greičiausiai man antra procedūra bus atliekama tik po 5 metų. Bet vėlgi reikėtų daryti kraujo tyrimus ir žiūrėti, ar yra pakitusių rodiklių. Jeigu ne, ramiai gražiai gyveni toliau. Tai va, o iš tikrųjų žmonės, kurie netgi yra gavę didelę dozę vaistų, kurie kenčia, turi odos problemų, turi kažkokių tai kitų autoimuninių sunkių ligų, labai rekomenduočiau jiem pasidomėti ir daugiau pasiskaityti apie būtent šią procedūrą ir gal netgi ir išbandyti.